Sveiki draugai, seniai nesimatėm, šiandien planuoju padaryti naują video, kadangi yra naujos tokios produkcijos, kurią noriu jums parodyti, apžvelgti ir supažindinti. Taigi, pas mane atkeliavo naujas aparatas ir mūsų, atstovas Lietuvoje atsiuntė mane iš karto protestuoti. Prekyboje dar nėra, bet jau šį mėnesį arba vėliausiai kitą jau turėtų pasirodyti. Tai yra Workshop Canonion antros kartos aparatas. Tai reiškia, jau daugelis turbūt pažįsta ir MK1, MK2 Canonion, tai va čia atnaujina jie Canonion. Tai yra toks didesnis, galingesnis, tai va jį apžvelgsim ir prie jo yra štai toksai priedas dar papildomas, irgi labai įdomus variantas, teko išbandyti. Tai tada po truputį viską ir papasakos. Pradėsiu nuo pačio aparato. Kai visą laiką gražiai labai supakuotas, amerikiečių gamybos. Štai toksai aparatas. Iš principo, kas matęs yra pirmą, tai manau, kad nelabai nustebsit, nes forma ir visa kita plius minus panaši. Bet yra labai nemažai tokių visokių niuansiukų, kuriuos mes tuoj ir išnagrinėsim. Tai reiškia, pradedam, tuoj mes jį biškutį atidarysim, kad būtų galima prijungti ir tada pademonstruoti. Va, yra adapteris, matyti iš karto jie sugalvoja, kad amerikiečiai ir Europos rinkai daryti, nes skirtingas ten galingumas būna. Pas mus 220, pas juos 110, tai dėl to matyti ir adapteris tos papildomai komplektuoja. Taip, įjungiam į rozetę. Va, ir aparatas prasideda, čia tokia lemputės užsidega, indikacija, aparatas paruoštas darbui. Taigi, dabar dirželio uždėjimas. Tai čia viskas taip pat kaip ir buvo. Paprašysiu operatorius biškutį priartėti, parodysiu, kaip užsideda dirželis. Tai reiškia, rankos pagalba būdu pakeliam štai šitą ratuką, iš čia užsifiksuoja. Iš kitos pusės štai taip, vat, uždedam diržiuką, jis būna laisvas ir šitoje vietoje vat, yra toks raudonas mygtukas, jį paspaudžiam ir šitas ratukas atsileidžia ir aparatas viskas jau yra įtemptas. Toliau, šitoje vietoje mes turime štai tokį pagaliuką, kuris, jeigu reikia, išsideda, jeigu nereikia, pasislepia. Tai va, tai yra tam, kad vesti peilį per jį ir kad galiukas nekabėtų ore. Nu, čia irgi turbūt puikiai pažįstam. Toliau, vienas iš pagrindinių patobulinimų tai yra kampo ratukas. Anksčiau tai buvo biškutį sudėtingiau, ta prasme tokia plius minus buvo tie laipsniai ir jie buvo pakankamai grubus ir dalinimas nebuvo toks detalus. Dabar štai čia yra nuo 15 laipsnių iki 30 galima labai detaliai keisti. Pasukant po truputį yra netgi tokie fiksavimai kaip laikrodžio bezelis panašiai ir kaip matote šitos dalelės pas mus pajuda ir gaunasi tas kampas, kurio reikia. Štai čia turiu bandamąjį peilį. Primenu, kad čia reikia prispausti prie šitos išorinės pusės. Kitoj pusėje uždėti ant šitos atramėlės ir kai sukasi dirželis, tiesiog vedate vieną pusę, lygiai taip pat yra kitoj pusėje ir peilis puikiai užsigalanda jūsų nustatytų kampų. Vienas iš patobulinimų, kurie jie padarė ir MK2, tai pernešė ir čianai. Čia yra, reiškia, šita plokštuma yra paminkštinta. Tai yra labai svarbu, kai mes gaunam kokį nors peilį prabangesnį, su gražia arba poliruota geležtė, kad jos nesubraižyti į plastiką. Tai dabar šita vieta yra paminkštinta, labai švelniai gražiai važinėja. Tai va, toliau dar vienas iš pagrindinių pakeitimų tai yra tai, kad čia dabar yra netgi 7 lygiai greičio. Tai pabandysiu pademonstruoti, kaip veikia. Iš pradžių paspaudžiam norimą kiekį greičio ir tada paspaudžiam apačioj mygtuką paleidimą. Taip pat galima keisti ir jau įjungus aparatą. Kai mes pajungiam, tai matot, užsidega mažesnė lemputė, viena tik tai lemputė, tada greitis būna pats pirminis. Norint didinti, spaudžiam pliusą ir norimą greitį išgaunam. Tai reikalinga mums tam, kad galandant tam tikrus peilius, kurie skirtingai užgrūdinti, galima gauti tam tikrą greitį.
Nes jeigu bus ant pačio maksimum ir peilis greitai atsileidžiantis, tai nuo įkaitimo gali tiesiog pjaunamoji briauna atsileisti ir ta peilis nebelaikys aštrumą. Dar vienas iš niuansų yra tai, kad čia galima užfiksuoti mygtuko nuspaudimą. Tai vyksta sekančiai. Paspaudus norimą greitį ir užspaudus šitą mygtuką, mes galim paleisti šitą apatinį paleidimo mygtuką ir tada be rankų aparatas juda. Tai šiuo atveju mums nelabai naudinga, bet kai pereisim prie šito priedo, tai ten tikrai tas bus naudingas dalykas. Tai va, štai toksai aparatas, tai yra pagrindiniai tokie momentai ir manau, kad daugiau nustebint jūs šitoje vietoje nelabai yra kuo. Aparatas yra galingesnis, greičių daugiau, todėl didesnis gal pasirinkimas įrankių, kuriuos mes galime galasti. Aišku, pasikartosiu dar šitą puselę, čia yra tokia žirkliams galasti. Čia irgi, kas jau bent kažkiek susipažinęs, žino, kad čia yra apie 65 laipsnių. Štai toksai padėkliukas, ant kurio galandamos žirklės, viena ir kita pusė. Va, tai ką, gal tiek žinių. Tada aparatas šitą galima nuimti. Štai taip labai paprastai padėti į šoną ir tada pereiti prie kito papildomo priedo tokio. Kaip jis atrodo ir kaip veikia, irgi toj parodysiu. Taigi, štai čia atskira papildoma tokia nemaža dėžutė. Štai ką Worksharpas labai gerai daro, tai labai gražius daro tokius kartonėlio, ant kurių labai paprastai su paveiksliukais viskas paaiškinta. Jeigu kas įsigis, tai tikrai galėsite panagrinėti. Yra visi žingsniai surinkimo, kaip uždėti, po to kokie yra galandimo variantai, tai šitoje vietoje labai informatyvu. Taip pat yra dar smulkesnis aprašymas instrukcija, o dabar apie patį aparatą. Štai taip atrodo supakuotas, yra priedo juostelių, juostelės jau yra kitokios, nes šitos matote prie originalaus šito aparato eina standartinė biški mažesnės, čia eina ir platesnės, ir ilgesnės, ir jų daugiau yra. Nes čia yra daugiau skirtingų kompletumų. O dabar pats priedėlis, jis atrodo štai taip. Tikrai galingas toks įrankis, apgalvota čia nemažai visokių niuansų, kuriuos aš jums toj irgi parodysiu. Taigi, pradžiai uždėjimas. Prieš uždedant, kadangi pas mus čia keičiasi juostelės storis, pradedame mes nuo štai tokio dalykėlio. Tai čia yra toksai ratukas, jis fiksuojamas čia tik tai tam, kad jis laikytųsi, kad jo nepamest. Mes jį išimam. Ir pirmas dalykas, kurį padarom, tai įsukam jį štai čia. Jis įsukia jis prieš laikrodžio rodiklę, ne palei laikrodžio, čia padaryta tam, kad jis neatsisuktų, nesukasi į aną pusę. Ir tai reikalinga tam, kad mes, kai užmausim juostelę per tą aparatą, čia būtų fiksavimas, o štai toksai, kad ta juostelė nenubėgtų į šoną. Irgi taip neblogai, sakyčiau, apgalvota. Toliau uždedam patį aparatą. Aparatas užsideda irgi paprastai, čia viskas taip užsifiksuoja ir toliau tiesiog gaunasi štai surinktoj pozicijoje, jis štai taip atrodantis. Va, taip pat pasispaudžia, čia viskas tas pat, tiesiog dabar papildomai per šitą vietą suksis kita juostelė. Dabar juostelės uždėjimas, taip, šitos pusės gal nepatogu bus, parodysiu, kaip atrodo. Štai čia yra tokia svirtelė, kuri pamažina juostelės įtampimą. Tai reiškia, nuspaudusią į apačią mes galime uždėti diržiuką. Tuoj parinksime kokį nors diržiuką tokį švelnesnį. Gal šitą, nes pabandymai vieną peiliuką dar reikės irgi mums čia pagalast. Taip, uždedam štai čia, praleidžiam į apačią. Per visus griovelės, diržiukas laisvas ir tada čia paleidžiam. Viskas, čia įtempimas jau yra. Toliau, kasgi čia pas mus yra daugiau? Taip, galandimo kampas. Dabar pagrinde šitas aparatas skirtas daryti konveksinį galandimą. Konveksinis galandimas, kad būtų paprasčiau, parodysiu labai gražiai pavaizduoti. Ir tai yra galandimas, kuris yra apvalus, netiesus, koks gaunamas naudojant galastuvus akmenis arba kitus Apex tipo galastuvus, bet kadangi juostelė įsitempia, tai tas galandimas gaunasi suapvalintas ant galo. Taip, tai dabar kampas. Tai matavimas bus šitoj vietoj
Ir kampą mes nustatome štai čia. Yra tokia svirtelė ir va matom. Čia juda kampas link didesnio ir mažėja šito ratuko padėtis. Va štai čia jinai leidžiasi. Sukant į kitą pusę, tai reiškia kampas automatiškai plonėja ir ratuko padėtis leidžia šitoje vietoje pakilti. Tai va šitoje vietoje jau kampas bus mažesnis. O va taip darant, tai jau bus didesnis. Tikiuosi suprantama. Va, o kaipgi vyksta galandimas. Taigi, čia irgi yra keli niuansai, pabandysiu tuo įvaizdžiai irgi parodyti. Yra dvi padėtis, pagal kurias yra lyginamas peilis. Tai yra štai šitoje vietoje, kad būtų arčiau. Prispaudus peilio geležtę va šitoje vietoje prieš tai šitos va plokštelės, čia pagal nutylėjimą numatoma, kad yra nulinis kampas. Ir toliau šitoj padėti pernešat iki čia, čia gausis toks kampas, kuris bus nustatytas va šitoj svirtelė. Pavyzdžiui, palyginsim, dabar mes, pavyzdžiui, padarysim. Nu va, šitoje vietoje dabar yra 20 laipsnių mums nurodo. Ir jeigu mes paimam po šitos plokštelės, štai čia pernešam, tai va šitoje vietoje mes gausim iš vienos pusės 20 laipsnių kampą. Tai va, atsiprašau, tai štai tokiu būdu plius minus vyksta galandimas. Tai va, dabar mes prieiname prie dalykų, dar pamiršau paminėti, kad lygiai toks pat kampas, va kaip čia, yra štai čia. Bet čia jau biškutį reikia toliau nunešti, iš šitos vietos patogiau paimti ir išlaikyti jį. Nu, bet čia jau kam kaip patinka. Čia mes gaunam tokią plokštumą tokiems įvairiems kitiems, galbūt ne visai galandimo darbams. Čia, pavyzdžiui, peilio rankenai pašlifuoti, jeigu uždėtas švitrinis stambesnis, tada galima jau dirbti kažkokius biškutinius stambesnius darbus. Ir dar vieną niuansą, kurį turim apžvelgti, tai yra ratuko padėtis. Kadangi vat šitas atstumas irgi yra reguliuojamas, jo pagalba reguliuojant mes galim išgauti skirtingo dydžio linzinį galandimą. Šiuo atveju, kai ratukas pagal šitą padėtį, matote, yra paskutiniai svirteliai, tai mes išgaunam didesnį linzę, nes yra šita vieta yra didesnė, todėl tas galandimas linzinis bus toksai platesnis. Jeigu mes ratuką paimam, perkeliam arčiau, šita vieta sutrumpėja, tada galandimas jau bus tankresnis ir linzė bus dar trumpesnė. Ir jeigu uždedam ant paskutinio šito svirtelio, tai šitoj vietoje jau gaunasi tokia labai labai maža linzė. Tai reikalinga labiau jau kokiems tai kirviams galandinti, gal kur tas galandimas ant pabaigos būna labai labai apvalus ir tokio preciziško galandimo, kad jau pjautų popierių nereikia. Virtuviniam tai gali būti arba vidurinis, arba paskutinis. Kadangi peiliukas mano toksai paprastas nerūdėjantis plėnas, tai aš uždėsiu ant paskutinį ir pabandysiu vieną kartą pravesti, pademonstruoti, kaip atrodo. Taip, ką mes dar čia ar nieko nepamiršom, galvoju. Vieną dalyką dar. Prieš paleidžiant, čia yra dar toks papildomas vienas ratukas, kurį reikia nustatyti prieš pradedant dirbti. Tai yra sucentravimas juostelės. Tai va, tu aš paleisiu aparatą. Matom. Šitoj vietoj matosi, kad juostelė šiek tiek pakrypusi į dešinę mano atžvilgiu, kai ją paleidžiu. Todėl sukant šitą ratuką, va, matot, sucentravom dabar jį lygiai per roliką. Va, kairę, dešinę. Va, tokiu būdu mes sumažinsim tiesiog nusidėvėjimą. Gal juostelės, jinai per kraštą neįs, o jis lygiai per roliką ir tada gal gausis jos toksai tikslesnis panaudojimas. Taigi, kaip minėjau, šituo atveju laikyti ir galandyti vienu metu jau nėra patogu, nes jau geriau būtų išlaikyti vidų, nes jeigu peilis ilgas arba plonas, tai jis po to būna išlinksta, tai geriau išlaikyti jį su dviem rankom. Todėl mums labai praverčia ta funkcija, kuri yra ta, kad mes paleidžiam aparatą ir nelaikom jo rankomis ir jis veikia. Tiesiog aš šiuo atveju gal nustatysiu biškutį mažesnį greitį, iki 3 turėtų užtekti. Paleidžiu, kadangi bus garsas, jau nekalbės, tiesiog padarysiu porų užvedimų. Dar prieš tai pademonstruosiu peilį. Nu va, jį užbukinau biškį, kažkiek tai jis pjauna, bet sunkiai. Tai va, toj pabandysim pažiūrėti, kaip mums seksis. Irgi paleidžiu.
Nu va, turim pirminį tokį. Nu, matau, dar prie membran dar porą kartų pratrauksiu. Nu va, kibimas jau tikrai yra, aišku, man labai gerai būtų dabar užvartų nuimti mano lentutę su oda, bet pažiūrėsim kaip ima. Nu va, po vieno vienintelio švitrinio, net nepažiūrėjau dar kokią čia grubumą, jau gal rezultatas yra. Taigi su kietesniais plienais, aišku, reikėtų biškutį daugiau laiko, bet veikimo principas tikiuosi aiškus. Va, juostelių yra šiam momentui komplekte 1, 2, 3, 4, 5 juostelės, jų pirkti irgi galima, nuo grubiausias iki švelniausias. Taip pat yra labai didelis pasirinkimas jų įsigyti pas gamintoją. Taip, ką mes čia turim dar, nu čia lentelė, aišku, kaip minėjau, jau su šitais kampais ir dar yra iš pačio aparato. Reiškia, to yra labai faina tokia irgi lentelė, špargalkė, kaip ir nors galima paruoštukė tokia pavadinti. Čia yra tiems, kas pirmą kartą gal pradeda galandyti, susiduria su to reikalu, nelabai išmano, kiek reikia, kokiu kampu, kiek kartų traukti. Tai va čia yra tokia pagalbinė lentelė. Jeigu mes turim, pavyzdžiui, kišeninį peilį arba medžioklinį peilį, tada kaip dažnai mes jį naudojam ir nuo to priklauso, kokius diržiukus naudoti, po kiek kartų net parašyta, tai va tokia visai nebloga pagalba. Tai šituo atveju, sakyčiau, jeigu žmogus perka arba susiduria pirmą kartą su tuo aparatu, tai būna labai tokia nebloga pagalba. Tai va, šiam momentui aš tik tai neturiu tikslios kainos šito aparato, tai dėl to duosiu nuorodą į gamintoją, nei gamintoją į tiekėją Lietuvoje, į UAB Segres. Tai pas juos galėsit surinkti visą informaciją. Jeigu neklistų šitas priedas apie 200, bet galiu ir suklysti. Ir aparatas, man atrodo, apie 3. Tai bendroji suma apie 500 atrodo komplektas, tai nesu tikras. Todėl pasitikslint galėsit gamintojo puslapyje. Tai kągi, tiek žinių, naujovė atvažiavo. Tikiuosi tokią trumpą apžvalgą padariau. Jeigu kažkam bus kokių klausimų, galite rašyti man asmeniškai arba parašyti kaip komentarą, ką žinau, tą atsakysiu. O galutinis verdiktas tai, nu ką, atsinaujino, atsižvelgia, reiškia, gamintojas į labai nemažą kiekį tokių visokių niuansų ir, manau, eilinį kartą sukūrė kažką tokio įdomaus. Tai jeigu kažkas nemėgsta užsiimti ilgų galandimo procesų, kaip aš, pavyzdžiui, kur vienas peilis užtrunka ten 20-30 minučių su akmenukais, elektroniniu kampų matuoklį, tai šitas aparatas vėlgi gali būti puikus sprendimas, kadangi jis labai taupo laiko. Tai reikės tik tai atsargų pasiimti kuo daugiau juostelių ir manau, kad tada jūsų peiliai visi bus aštrus. Tai ką, tiek žinių, ačiū už dėmesį visiems, jeigu bus dar klausimų, rašykite, sėkmės visiems, gerų naujų metų, iki.